Nu ką, draugai ir kolegos ir partneriai, atėjo ta diena, kai atėjo laikas pristatyti, kad Mototop tampa oficialiu Kūdžiai Motors importuotoju Lietuvai. Keturačiai, motociklai, labai plati gama motociklų, įvairių beje. Deklaruoja Kūdžiai, kad yra didžiausias motociklų gamintojas Kinijoje, kuris rinkoje jau yra bene virš 30 metų. Nauji prekiai ženklai, nauji vėjai, bus daugiau kontento, daugiau apžvalgų, daugiau pristatymų. Sekite mus Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Nuotykiai prasideda. Geras buvo. Kokie įspūdžiai? Nu, iš tiesų, neslėpsiu, geras žaislas. Geras, tikslus, stiprus kaina, komplektacija, savybėmis, funkcionalumu. Įdomu, ne, trumpai apie šitą. Nu tai va, bedlakučiai, dujiniai amortikai reguliuojami, stabilnikas priekyje, ledukai, full ledukai, bamperiukas, fenderiukai, minkštutės sodinukai, LCD ekranas, ne? Tai jau. Galas diflokas, unlokas, priekis ir su difloku. Nu, kaip ir pas visus. Varikas. Labai panašu į Audės, į Kanamo. Tai va, 27 padangytės. Nu, imi, sėdi ir leki. Realiai, čia per daug nieko nereikia. Gera komplektacija, gera kaina, 10 štukų. Tai už litriuką, šiam 8 kW, 10 štukyčių, su pilna komplektacija. Tai ką žinau, sakykit kaip norit, kaina gera. Bardačiokutis toksai. Dar nieko nepametėm, kol važiavom. Paprastai dažnai daug kas pameta kažką. Kabliukas prie kabikį. Oi, nebarška. Nebarška. Gale gražus ledukai, užsidega. Bet tai tamsiai reikia žiūrėti dabar, tai žinai. Kas nori patestdraivinti, užsukit. Turim šitą, turim 600. Dėl spalvų, tai turim va tokį va silveriuką ir yra Kamo. Pradžiai taip, o 600 ir gal 3 spalvos. Yra pilkas, raudonas, Kamo. Vėliau bus detaliau apie kiekvieną modelį, aiškiau, daugiau video, daugiau paaiškinimų, parodymų. Tai galėsite susipažinti viską per YouTube. Dėl Kūdžiai skambinau. Siriukas kalbėjo. Alio?